susirinkę į Vachur Afanasija romano Serafima ir Bogdanas pristatymą. Tai dar viena jau 6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos drauge su partneriais Latvijos ir Estijos rašytojų sąjungomis įkurtos serijos Naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba išleista knyga, kurią iš estų kalbos išvertė Danutė Sirijos Giraitė šį vakarą esanti su mumis, ir mes iš tikrųjų netrukus pristatysime visus dalyvius. Tiesiog trumpai tą pačią informaciją apie knygą pateiksiu, kad redagavo Mimoza Klygienė. Ačiū Jums labai, Mimoza, už tokį kruopštų darbą, o už korektūrą atsakinga Asta Žukaitė. Šį vakarą negali būti su mumis, bet mes siunčiame jai linkėjimus. Naujosios klasikos serijos dailininkė Deimantė Rybakovienė. Vachuras Afanasijevas, tikrasis vardas Vachur Lanoja, gimė 1979 metais. Estų rašytojas, žurnalistas, muzikos ir filmų kūrėjas, kelių poezijos ir apsakymų knygų autorius. Vachuras Afanasijevas mirė 2021 metų gegužę, o tų pačių metų spalį jau po jo mirties buvo suteikta Baltijos asamblėjos premija už romaną Serafima ir Bogdanas. Kūrinys pirmą kartą išvydo dienos šviesą 2017 metais ir išsyk laimėjo pirmąją vietą Estijos rašytojų sąjungos romanų konkurse. Pelnė Virumos literatūros premiją ir Estijos kultūros kapitalo fondo metinę premiją. Tai yra šeimos saga. Serafima ir Bogdanas vaizduoja kaimo gyvenimą Peipaus ežero pakrantėje palei rytinę Estijos sieną. Kūrinio centre stačiatikių santykių bendruomenė, kuri 17 amžiuje nuo žiaurių bažnyčios reformų bėgo į buvusios Rusijos imperijos pakraščius. Taigi šimtmečius gyvenusi nusistovėjusiu ritmu, atėjus sovietų valdžiai, ši bendruomenė neteko dvasinio pagrindo. Ir daugelį jos narių tai prilygo pasaulio pabaigai. Romano siužetas apima laikotarpį nuo 1944 metų rudens iki Estijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo. Knygai pavadinimą davė dvyniai Serafima ir Bogdanas. Tai yra jauniausi bendruomenės seniūno archyvo vaikai, vieninteliai, kuriems pavyko išlikti gyviems po represijos, kuomet sovietinių kareivių pasaloje buvo nužudyta visa gausi archyvo šeima. Patyrusi, kad tėvo ir brolių žūties kaltininkas yra jos vyras, estas milicininkas Raimondas, Serafima įtiki pasaulio pabaigą ir ima puoselėti mintį apie kerštą. O besislapstantis pelkių glūdumoje, praktikuojantis budizmą ir rašantis eiles jos brolis Bogdanas, nedvejodamas palaiko beprotišką sesers sumanymą. Štai tiek apie knygą mes atskleidžiame ir ant 4. jos viršelyje. Toliau įvykiai vystosi nesuvokiamų tempų ir iš tikrųjų labai rekomenduoju šį kūrinį paskaityti, įtraukiantį kūrinį, trikdantį, sukrečiantį kūrinį. Ir netrukus šį vakarą sužinosime daug daugiau apie knygą, jos autorių, apie senininkus. Ir tiesiog pereikime šį vakarą prie mūsų brangių nuostabių pašnekovų, kuriuos dar kartą su džiaugsmu pristatysiu. Taigi, Danutė Sirijos Giraitė, puikiai vertėja iš estų kalbos. Tuomet su mumis yra Vilniaus universiteto istorijos mokslų daktaras, santykių kultūros tyrinėtojas Grigorijus Potašenko ir rašytoja Laura Sentija Černiauskaitė. Aš esu Indrė Valantinaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių projektų koordinatorė ir šį vakarą kalbinsiu mūsų svečius.
norėčiau klausimą užduoti Danutei Sirijos Giraitei. Kadangi jūsų planuose jau ne pirmi metai buvo supažindinti lietuvių skaitytojus su Serafima ir Bogdanu, su tokiu įspūdingos apimties romanu, aš noriu paklausti, kas jūs taip toje knygoje užkabino pačią pirmiausia, kad iš tikrųjų degėte tą idėją, kad pirmiausiai pradėjus mums kurti planus apie naujosios klasikos serijos knygas, tikrai vienas iš pirmųjų jūsų siūlomų kūrinių buvo būtent šis romanas. Na, turbūt labiausiai užkabino, labiausiai patraukė autoriaus, turinys savaime aišku įdomus, bet man patiko labai autoriaus stilius, toks jaunatviškas, toks gaivus, netgi gaivališkas taršais ir labai man priminė irgi suomių rašytojo Timo K. Mūkos romaną Žemė nuodėminga giesmė, kurį jau labai seniai verčiau. Mūka parašė tą romaną būdamas 19 metų ir mirė irgi 30, gal 1 metų. Na, čia Maguras kiek vyresnis, bet irgi dar jaunas parašė ir išėjo. Ir net nemoku pasakyti, žodžiu, labiausiai mane sužavėjo vis tiek jausti, kad, jauno žmogaus tokio jautriai reaguojančio, tokio gal impulsyvaus ir, kaip ir jaunystėje, sakom, ir žolė būna žalesnė, ir saulė raudonesnė, ir viskas visai kitom spalvom. Tai pirmiausia, man labai patiko jo stiliaus. Jis taip pat reiškia, būdamas scenaristas ir pats ir aktorius irgi teatro, visko ten po truputį režisavo, spektaklius, jo irgi tokia kalba paprasta, gana trumpa, panašiai į teatro ar kino scenarijų, bet tai visai netrukdė, taip tokia koncentruota, išreikšta ta mintis ir patiko viskas. O savaime, aišku, labai įdomus yra gyvenimas Estijos sentikių Peipaus arba Čiudo ežero pakrantėje. Čiudo ežeras, tai rusai vadina, ne todėl, kad jis stebuklingas, kaip daugelis mano, bet čiudai, reiškia, vadino estus ir suomius. Ten ir kitas mažesnės tauteles rusai nuo seno vadino čiudais ir dėl to Čiudo ežeras, Čiudo jau šitų, nuo Peipaus, Peipsi, kaip patys estai vadina. Man teko irgi būti, kadaise jau labai seniai, tuose kaimeliuose sentikių ir be galo gražus, romantiški. Jau savaime ten pabūti yra didelė laimė ir tokia didelė knyga. Tų kaimelių žmonės, reiškia, labai daug dokumentalios medžiagos, labai šiaip etnografijos daug. Irgi yra didelė laimė tokią knygą skaityti ir versti. Tai viskas kartu. Patiko. Ačiū, Danute. Iš tiesų, knygos kalba yra nepaprastai vaizdinga, be to yra ir keletas eilėraščių, taip pat redagavimo, korektūros procesas užtruko ir kėlė tam tikrų iššūkių. O kas iš tikrųjų buvo ypatingiausia verčiant šią knygą? Prie ko užtrukote iš tikrųjų ilgiausiai, kas vertė pasigilinti, kurios vietos, kokios plonybės? Taip, aš tą knygą jau 2 metai, kai pradėjau pernai versti, taip jau rimtai ir
ir šiemet. Ir labiausia gal užkliuvo, tokie dalykai, kaip čia pasakyti, aišku, tikybiniai reikalai, čia ir klausia truputį irgi konsultacijų, santykių, bet ir pati reiškia, irgi aš visą laiką skaičiau apie juos, apie jų religiją, tai ieškojau, skaičiau lygiagrečiai. Tokie dalykai, pavyzdžiui, vienoje vietoje autoriaus, nes, matyt, kad autorius rašo taip, kaip čia pasakyti, skubriai, sodriai, skubriai ir tokie, gyvenimo faktai, reiškia realūs faktai. Ir kartais ten tokie būdavo supainioti ir ne visai tikslus. Sakykime, Ninė reiškia jaunuolius, vaikinus, kurie ten išeina į gatves, vaikinai po konfirmacijos, kaip estai vadina, pelelėlį, po konfirmacijos. Ir tie vaikinukai ten, reiškia, viskas vyksta ten pat, tuose kaimuose, kur grinai vien sentikai gyvena, kiek ten toliau kitur gyvena ir estai, bet sentikiai neturi konfirmacijos, kaip tokios, kai išsiaiškino, reiškia 18 metų, kada ten konfirmuosi. Ir tada pažiūrėjau, labai retai žiūrėdavau, bet man autorius dar gyvas būdamas atsiuntė ir estišką, ir knygą originalą, ir rusišką knygą irgi. Rusiškai buvo sugalvota taip, kad reiškia po kariuomenės, tie po konfirmacijos rusų knygoje po kariuomenės. Reikėjo kažkokią rasti išeitį. Tokie dalykai. Paskui ten, reiškia, apie Sevano ežero nusausinimą pasakoja irgi autorius. Ir aš net nepastebėjau, kadangi aš vis tiek daugiau stilių į tą kalbą, į tokias, reiškia, faktinius dokumentus net tiek kreipiau dėmesio, bet Asta, korektorė mūsų, pastebėjo, kad kaip čia yra, kad ten, reiškia, norėjo nusausinti todėl, kad saulė labiau atsispindėtų nuo debesų ežere ir keistųsi, reiškia, aplinkinis klimatas. Vėlgi teko hidrometeorologų ir mokslininkų klausinėti ir galų gale gavau net tokią mokslišką formuluotę, redaktorę truputį pataisė, kad padarykim tai, bet gana sudėtingi dalykai, nes reikia išlaikyti ir autoriaus tą sumanymą ir pateikti ne melagieną, o tokią gryną tiesą. Tokių buvo daugiau irgi tokių dalykų. Minėjot, kad teko nesykį bendrauti, susirašinėti su Bachūru Afanasjevu. Ir koks buvo tas santykis, koks buvo tas bendravimas, nes visus iš tikrųjų labai nustebino ankstyva, talentingo, pripažinto autoriaus mirtis. Ir jau viena aš dirbdama su šito projektu girdėjau daugybę spėlionių, kas galėjo nutikti šiam jaunam žmogui. Tai gal jūs galėtumėt kažką atskleisti ir pasidalinti, kas labiausiai įsiminė bendraujant su šiuo rašytoju? Taip, jis labai maloniai bendravo, jis kaip tik mano sūnaus amžiaus ir toks mielas, labai betarpiškas, toks mielas, pagarbus, mandagus. Ir man taip išėjo, reiškia, čia parašė paskui tokį žodį trumpą, estų literatūros kritikė Elė Marėtalivė, jinai domėjosi jo kūrybą, rašė ten kažkokį darbą ir taip man pasiūlė, dar tik išėjo, dar tų visų premijų nebuvo gavęs romanas, kad žinai, labai toks, įdomus, labai savotiškas, labai,
kitoks. Ir aš sakau, gerai, gal būtų galima, reiškia, paskaityti, gauti vardinį tekstą, kompiuterinį. Ir tada taip jinai matyt pasakė autoriui ir jisai parašė laišką, tokį gražų, nuoširdų ir kad jis visas, jeigu aš verščiau, pasirengęs padėti ir konsultuoti viską ir staiga atsiunčia, taip ateina tokios dvi didžiulės storos knygos estų ir rusų kalba. Ir aš tada išsigandau, ir pagalvoju, Dieve, ką dabar daryti, reiškia, aš kaip jau ir įpareigota, knygos atėjo, o kokia leidykla dabar tokią knygą ims ir leis. Ir bandžiau siūlyti, ir ten, ir šiandien, bet senai, aišku, nieko neišėjo, todėl, toks malonus sutapimas, kad nors ir po mirties, bet autorius gavo tą Baltijos asamblėjos premiją ir tada jau išleido Rašytojų sąjunga knygą. Minėjot, kad specialiai šiam vakarui turite mums atsiųstus linkėjimus iš Estijos, iš savo kolegės, literatūrologės Elės Marie Pelive iš Talino. Taip, iš Talino. Tai yra trumpai turbūt apie knygą šis tas. Tokio nieko ypatingai naujo, čia kaip jūs minėjot, taip, šiek tiek. Gal kažkokia būtų, ką galėtume trumpai išskirti iš to jos atsiųsto laiško, ko mes dar nebūtumėm išgirdę iki šiol. Tai va, čia paminė premijas, kurias jau minėjom, ar ne? Ir Elė Marija rašo, kad didysis estų poetas Juhanas Lyvas irgi buvo kilęs nuo Beibaus ežero pakrančių. Ir kaip ir šios knygos autorius, Vahuras, irgi karštai mylėjo savo gimtinę, Beibaus kraštą. Dar čia norėčiau priminti, miniu ir knygoje, kad labai žymus estų kompozitorius Eduardas Tubinas, Švedijoje gyvenęs emigrantas ir buvęs žinomas kompozitorius, dirigentas, irgi buvo iš mažo, berods iš Kalvastės, iš Beibaus pakrantės kaimelio ir taip pat tas kraštas įkvėpė ir poetą, ir kompozitorių, ir dar daugelis svarbių kūrėjų. Ir ta jo meilė atsispindi kūriniuose. Vahuro tikroji pavardė buvo Vahuras Lamoja. Ir, kaip jis reiškia, susirašinėjom, rašė, žinojau, kad jis gimė Tartu, inteligentų šeimoje, baigė net ne humanitaras buvo, o baigė ekonomiką, ekonomistas, bet paskui, ėmė rašyti, bendradarbiavo laikraštį ir reiškia, taip. Ir kaip jis atsidūrė, kadangi grynai buvo miestietis, Tartu gimė, tai jis irgi rašė, kad kaip jis ten atsidūrė Beibaus krašte ir kaip susižavėjo tėvai kažkur 90 metais, kai buvo gana pigus, ten tam krašte buvo sodybos, vasarnamiams žmonės pirko, buvo galima pigiai nusipirkti. Ir jisai rašė čia. Taip pat yra knygoje minima viena estų šeima, kurie atsikrausto vasaroti. O šiaip nieks nenorėjo tą kraštą keltis, nes, kaip dabar estai, kaip mes čia tarp rusų gyvensim. Ne. O, reiškia, jo šeima pirko tokį namelį, remontavo, statė, ten gyveno, labai gražiai įsigyveno tarp tų žmonių ir buvo jie kaip savi, ir Vahuras irgi jam buvo savas ir pamilo tą Beibaus kraštą irgi kaip savo gimtinę, sakykime. Dar rašo kritikė. Taip, čia apie pagrindinė ta siužeto linija, reiškia, yra Kerstono.
Keršto linija, Afanasjevo knygos, reiškia, herojai Tiepaunas Serafima dvyniai, turtingo ūkininko Archipo vaikai. Archipas turėjo iš viso 5 sūnų ir 1 dukterį ir buvo labai graži šeima su senoviškom tradicijom, tikėjimu. Na ir atėjus, reiškia, kai okupavo sovietinę santvarką, jo šeima buvo išžudyta, jis pats ir 4 jo sūnūs žuvo, liko Bogdanas ir Serafima. Na, ir tada, reiškia, na va čia kaip kritikė rašo, Serafima puoselėjo visą gyvenimą, tokį keršto planą, jos visas gyvenimas tai buvo toks kaip ir pašvestas tam kerštui. Na ir išdavojo dar vieną šiaurietišką sagą, kurioje visa giminės atžalos tarsi ištinka prakeiksmas. Na, tada toje knygoje, tai čia toje knygoje Serafimos ir Bogdano istorija tai yra tik viena gija. Vietomis knyga primena pardavimą, pavyzdžiui, Serafimos senelio trobos vidury augo ąžuolas, tokia kaip legendos ir panašių motyvų. Tačiau toks man iškilo klausimas, galbūt iš tiesų, kuri nors siužeto linija buvo pasiremta tikrais faktais, tikrais gyvenusiais žmonėmis, gal tik vardai pakeisti, nes iš tikrųjų labai patiki herojais, patiki tomis knygoje esančiomis istorijomis. Užvertus ją negali pamiršti savaitę ar 2. Prieš 2 perskaičiau knygą ir toliau apie juos galvoju, kas nutiko tiem žmonėm. Gal yra kažkokių faktų? Ne, taip, jis ir man irgi rašė, kad, na, aš klausiau, reiškia, nu taip, žinoma, ir vardai pakeisti, ir kaip ir visa, ten kai kurie faktai, na, bet šiaip konkretos žmonės, gyventojai, su kuriais jis bendravo, su kuriais draugavo, tai, nu, tai pavyzdžiui, ten toks man labai patikęs, turbūt teigiamiausia pora, Tėdulė Feofanas ir jo žmona, tai jis sakė, tiesiog tokius žmonės pažinojo. Na, taip pat tokia yra Vasarotorių šeima, apie kurią rašo, tai irgi čia jo, nu, kaip jo paties tėvų šeima, jisai ir sesutė. Taip, kad tikri faktai buvo. Dar norėčiau paminėti, čia kritikė nepaminėjo, jinai irgi sakė man, kad bus spektaklis, labai norėjau nuvažiuoti pamatyti, Tartu naujasis teatras. Pastatė irgi 71 metais vasarą, tam kaimelį tame Kalasi. Pastatė spektaklį 4 valandų trukmės. Buvo, reiškia, bet jau čia po autoriaus mirties. Jie anksčiau statė, repetavo, bet jie mirus pastatė ten. Ir kad buvo labai įspūdingas ir, na, toks viskas vietoj buvo ten ir ta kavinė, ir kioskeliai su svogūnais. Ačiū Jums, Danute, kad pasidalinote su mumis tiek detalių. O dabar iš tiesų pakviesiu prie mikrofono talentingai aktorių Vladą Bagdoną, kad jisai mums paskaitytų ištrauką iš Serafimo ir Bogdano pirmosios dalies, kurioje yra aprašomos Serafimos ir Raimundo, estų policininko, vestuvės. Maloniai kviečiame, prašome. Vestuvės. 1946 metai.
Tarkime, vyras veda žmoną ir suėjęs su ja, ima jos neapkęsti, prasimano jai kaltinimu ir šmeiždamas ją sako, aš vedžiau šią moterį, bet suėjęs su ja, neradau įrodymų, kad ji būtų mergelė. Iš Įstatymo knygos. Oi, motin Dieve, kokiagi mūsų Serafimačka, net akyse užtemo, sako tetulė Sinija visiems, kas netingi klausyti. Šį kartą neištarė nė vieno blogo žodžio, nes Archipas nupirko dukteriai pačius gražiausius kaime baltus batelius, kurios Sinija avėjo eidama konfirmacijos. Prieš 10 metų, dar iki didžiojo karo, juos atsiuntė Amerikon išvykęs pusbrolis. Kažin ką duos kraičio, klausinėja žmonės. Kaip sutiks jaunikis svarbų vyrą, ką jis vilkės. Ir ko tik ten nepaduos į stalą, aikčia storulis Dementijus, raudonskruostais su riebaluotais nuo priešpečių ūsais. Žmonės nekantrai trypčioja. Retame lietuje trumpam prisispaudžia prie tvoros abipus kelio, kai pro šalį genamos poros 10 kiemų karvės. Nusivylusios moterys skuba vežti priekaištaudamos tądien genančiam bandą. Seniojo akimo girdytas neapsikentė luktelėti valandėlę kitą. 8:10 perkopęs akimas tik šypteli, atsismaukęs ant pakaušio aštuonbriaunę kepurę su snapeliu. Jam tarp lūpų spindi auksinė danties karūnėlė, tarsi sprūstanti iš uolos saulė. Kairiojo Archipo namagalių lange krusteli užuolaida, šmėsteli kažkieno veidas, bet niekas nespėja jo įžiūrėti. Juk atvirai smalsauti nepadoru. Tu tik tai neliūdėk, sako Apolinarija. Serafima paleidžia nerimiuotas užuolaidos kraštą, žiūri į draugę. Aš ir neliūdžiu. Kodėl taip manai? Iš tiesų, jie jau nebeliūdi. Gėlėmis išrašinėta kraičio skrynia, mieste parūpintas kelioninis lagaminas, pagyvėję kaimo gyventojų giminės, palikojas šažą, jaunikio atsiusta daili nėriniuota suknia. Seklyčioje padengtas prabangus užkandžių stalas. Čia lydeka drebučiuose, rūkytas kumpis įjuodusiais pakraščiais, įvairios silkės, perkošta drebutiena ir mėsinga šaltiena, šalta žuvis, įdaryta žuvis, kelių rūšių rūkyta žuvis, veršienus kepsnys, krosnyje troškinti kotletai, troškinti kopūstai, agurkiukai, mišrainiai, purpurinės burokėlių salotos, krienai, miesto garstyčios, pyragėliai su uogiene, tirštas saldus kisielius, ryžių košė, pyragaičiai ir meduoliai. Žmonės gatvėje sunerimsta, nes nuo ulyčios atsklinda motociklo burzgimas. Važiuoja! Ir taip visiems matant atvyksta, ai, prikiša Varvara, bet nerimtai jos užšypsena ir lengvu pavydu balse, kad jos laikais tai būtų galėję. Ne, jaunikis turėjo ateiti slapčiomis, kad bloga akis nenužiūrėtų. Bloga akis tykojo kiekviename žingsnyje. Tyko ir dabar, tačiau be netai svarbu, kai blogis pasaulyje neįveikiamas ir jo neišvengsi. Motociklu atvažiuoja tik Edisonas Vasiljevičius. Kasdienį savo apdarų geresnių neturi, bet auliniai blizga kaip veidrodis. Pastato savo zundą pašalia vartų, Archipas išeina jo pasitikti, vyrai pagarbiai sveikinasi, šnekučiuoja savo. Serafima nuleidžia užuolaidą. Valandėlė pasijunta esanti vienui viena, visi ką nors veikia. Dievo motina, aš čia, o manęs lyg nebūtų, mąsto Serafima užsimerkia ir prispaudžia rankas prie krūtinės, kur klesta širdis. Virpulis nuvilnė net kojų pirštais, bet tai pati ne čia, kažkur nebūtyje. Dabar jie ateis ir viskas pasikeis. Po teisybei jie nematė jaunikio, nežino, ko iš jo laukti, kaip su juo kalbėti ir kokią kalbą. Serafima moka estiškai, bet žodžiai
mokinių žodžius tarti. Ar jų namuose bus skaitomos lekcijos apie atkūrimą į darbą ir komunizmo statybą? O gal vyras praeidinės namo nuvargęs ir tylės? Vyrą reikia gerbti ir mylėti, mokė ją nuo mažumės. Bet kaip mylėti vyrą? Savo akimis neregėjo. Neturėjo pamokančios motulės, nei vyresnių sesių, kurios būtų galėjusios pamokyti. Jeigu tas plastantis iš kūno gelmių, kylantis karštis, kurį pajuto su vienu vyru, yra meilė, kaip padaryti, kad meilės galėtų ir kitam. Nuo gatvės vėl girdėti burzgimas. Serafima jau bepuolanti prie lango palei stalus, vinguriuojančias ir domino kauliukų grandinė, tačiau krūpteli ir sustingsta. Veidrodyje išvysta akis. Bogdanas. Jos brolis Bogdanas. Visas sąmojingas, neabejotinai ištikimas, kuris jau kelias dienas vengia likti su sese vienu du stovi tarp duryje. Kur taip skubi? Bogdanas laiko senovinį gaublį. Serapimą palikai vertingiausią kraičio dalį, nes iškeliausi ir dar pasiklysi. Bogdanai, broleliai, tyliai šūkteli Serafimą ir nori pulti jam ant kaklo. Pala, gaublysgi, pasitraukdamas, sako Bogdanas, bet matyti, kad jam rūpi ne tik relikvija. Serafima ima iš jo gaublį ir atsainiai stato ant kraičio skrynius. Pabučiuok mane. Pabučiuok 3 kartus, kad mane lydėtų sėkmė. Ir Bogdanas apkabina ją, bučiuoja į dešinį, kairį, paskui vėl dešinį skruostą. Būk laiminga, sesutė, ir nepasimesk kely. Bogdanas dar kartą prispaudžia lūpą Serafimui prie skruosto, kad vyrų nereikėtų tavęs ieškoti naktyje. Taigi sėskimės, tarė Archipas su palengvėjimu. Raimundas ir Serafima, kiekvienas savaip sutrikę, atsisėda nurodytose vietose. Tiesiai jiems už nugaros yra ikonų skertėjai. Juk nauja valdžia nėra palanki tikyba ir jaunikis Dieve pagailėk yra tos valdžios atstovas, o načalo malda, kuria pradedamas nuotakos palydos, jau buvo sukalbėta ryte. Vis dėlto vienas brolių uždega naują žvakelę ikonų skertėje. Sėdintieji už stalo persižegnoja 2 pirštais, tik vienas kitas 3. Edisono ranka trūkteli ir truputį pavėlavęs, jis irgi persižegnoja 3 pirštais. Senojoje Rusoje visi laikosi naujojo tikėjimu, kiek apskritai leidžiamas tikėjimas. Visų nuostabai net Raimundas sumojuoja ranką, tartum nejučia, bet tinkamą momentą. Vaišės perdodamos ratu. Svečiai skaniai kerta, gal tik per skubriai, nenorėdami ilgam įsigūti sausakimų šioje patalpoje, šnekučiuojasi daugiausiai rusiškai, nors su jaunikiu porą sakinių apsikeičia ir estiškai. Jei Dievas duotų bent gurkšnelį oro, kažkas tyliai pasako ir Archipas puola atverti langų. Ir išgerti bent lašelį vandens, priduria Bogdanas. Užstalė suprunkštavoje, bet tėvelis, lošelis, Archipas nepyksta, tik gudriai šypsodamas stato ant stalo didelį butelį. Senelis skuba iš virtuvės su anksčiau paruoštais stikliukais. Mes paprastai ne, bet per šventę galima, su mama Archipas pilstydamas degtinę. Išgėrusiems iškart gerokai pakyla nuotaika. Senolis Nestoras irgi ištiesė atsineštą puoduką, leisdamasis kaip reikiant šliūkštelti, tu nepagailėk, sūnau, ašgi antro krūzelio nebeįstengsiu išlenkti. Serafima steleilėje į didelę popierinių gėlių puokštę, papuoštą žydrais ir raudonais kaspinais. Kur tokie gavo? Žmonės stengėsi, atsidėję puošį, o jis sėdi vidur viso to, sutrikusi, jaudinta, abejinga ir prislėgta. Pajunta bakstelėjimą iš laumį. Jie automatiškai patraukia koją. Bakstelėjimas pasikartoja. Tai dvejojanti, bet įkyri Raimundo ranka. Serafimos koja kiek suakmenėja, lieka vietoje. Reikia nusileisti, reikia paklusti, nieko baisaus. Raimundo
smilk švelniai slystą serafimos strėnomis, švelniai, bet lyg pats laiko plūgas, rėžia vagą jaunoje odoje. Vadinasi, taip viskas vyksta, taip būna. Labai apdairiai serafimą nutaiso valiukišką grimasą, žvilgteli į jaunikį, vos pastebimai kresteldama galvą, ranką nusileidžia, pasitraukia. Draugai, Edisonas Vasilievičius pareiškė garsiau nei būtų norėjęs, nes visi stojasi nuo stalo tylomis. Na šitkas, jaunikis ko gero turi vieną sumanymą. Jūs palaukite kieme, neišlakstykite. Kieme nežinomas vyriškis uoliai rikiuoja gretas. Stokite čia, draugai, o taip, susiglauskite, tuoj pažiūrėsiu. Ataidi nurodymai nuo namų sienos, tačiau vyro balsas skamba švelnumas, džiugesys dėl savo darbo. Vidurys stovi fotoaparatas, chromu žvilganti Leica F. Užkelta ant trikojo, 10 senesnį už ją, dar iš tų laikų, kai fotografas panerdavo po dideliu juodu apdangalu. Tačiau dabar nerimą kelia senolis Nestoras. Seneli, kurgi tu? Seneli, nelėk, mes nespėsim paskui tave. Seneli, nebijok, tik nuotrauką padarys, vestuvinę, aiškina Archipas. Pažinau, kad nuotrauką, ko tu mane laikai, nepatenkintas atsako Nestoras. Nu, neisiu aš, neisiu, sakau jums. Tai griekas ir tiek. Koksai griekas, seneliai. Būti nuotraukoje yra griekas. Kaipgi taip šventė, atminti reikia juk. Dabar neseni laikai, kad negalima nei to, nei ano. Na, atėjo, gerbamasai, kurgi be jūsų. Griekas buvo anksčiau, tebėra ir dabar, rimtai tvirtina senolis. Žinau, mes juk matėm, ten jūsų kameroje žmogus aukštyn kojomis stovi. Tai didelis griekas, kojomis į Dievą, o galva priešingą kryptim. Nedėra taip. Aš neisiu ir jums nelinkiu. Vagai, sykį nuotraukos bus tokios, kad žmogaus neapverčia, tai va tada eisiu. Nežinia, ar ryškus magnių pliūptelėjimas pro plačius Aklinojo kiemo vartus sušvytruoja varte, ar liktanas sklinda degančių magnių šnipštimas, tačiau garde staiga sužvinga. Žirgas ima kanopomis trankyti sieną. Tai gražiausias Archipo žirgas. Ežilas Izraelis, kuris niekam nesileidžia išjodamas, vienintelis, kurio šeimininkas nepanūdo atiduoti svetimą ūkį. Atkutęs po kelių išgertų stikliukų, Raimondas susidomėjęs atsigręžė į garsus. Draugė Ošviai, kas ten pas tave šurmulį kelia? Paklausė rusiškai. Archipas didžiuodamas šyptelį, suima žentą už alkūnės ir veda į tvartą. Jie įeina vidun. Vestuvininkai laikosi pagarbaus nuotolio, bet seka iš paskos. Salsuoja tvarto smarvė, šnupuoja, prunkščia ir blaškosi dingus žirgas. Nu, ramiai, kuziuk, ramina Archipas, užėjęs į gretimą tuščią gardą, atsargiai ištiesia ranką, glosto juodberiui kaklą. Nu, raminkis. Raimondas vertinai prisimerkia, žengteli prie ežilo, bet tas vėl ima trypti vietoje. Raimondas nekrūptelės eina toliau, atsistoja šalia Archipo. Trofėjinis? Ne, mūsiškis, vietinis, puikuojasi Archipas. Tėvai iš Alatskijo. Paties senojo von Naukeno išvesti. Dvarininkų padermės. Suprantama. Burkteli Raimondas pusiau girdamas, pusiau peikdamas. Nu, kuzijų, o taip. Parodyk dantis. Dveigis. Jodinėti. Neprisileidžia, nieko neprisileidžia. Važias dar tik uždedam po balną. O, kaip, leiskit, aš pamėginsiu. Tai jis pas mus, kaip čia pasakius, visai nepasiduoda mokomas. Mes ir nuvalydavom jį ir lepinom, bet nepasiduoda. Arklio niekas neklausė, atkerta Raimondas. Tegu pabando tėtuk, sako Bogdanas, sužinosim, kas per vienas. Išauks į balną kaip princas, išveš mūsų Serafėmišką, kur saulė leidžiasi, ir žvirgą, aišku, tu jam atiduosi. Išveskite žvirgą, tarė Raimondas. Gudriai prisimerkęs Bogdanas su nebylia šypsena stebi, kas vyksta. Jei prieėjęs prie žirgo šono, Raimondas sustoja. Jėgu sustingsta. Žmogus yra arklys.
ir žiūrovams tos minutės pavirsta amžinybė. Raimundas pamažėlę uždeda balną žirgui ant nugaros, leisdamas paplaukiu jam priglusti, sklandžiai nusprendžia balnasaitį, viskas parengta. Žiūrovai apmiršta, įkvepia, staigiai ir giliai. Nors kresnų kūno, Raimundas lengvai užšoka ant balno ir nuleidžia balnakilmes. Kaip tik tada, kai dešinio aulinio nosį įkiša į balnakilmę, ežilas pašoka ant užpakalinių kojų. Baisiai prunkšnamas ir pukšėjimas, gyvulys spardosi tai priekinėmis, tai užpakalinėmis kojomis ir nebegalima pasakyti, kad raitelis sėdi ant žirgo. Vienintelis balnas įsilaiko vietoje, visa kita juda, kreta, svyra į šonus ir purtosi. Archipas stengiasi lėtai prieiti prie žirgo, bet tas krūptelės ima lėkti ir apsigręžęs puola tvarto link. Žiūrovai mikliai prasiskiria į šalis, bijodami, kad juos sutryps. Moterys klykia, jau artėja platus ir žemi laidaro vartai. Raimundas regi milžinišką rąstą viršum vartų. Dieve, ar ištrenks? Išties taip lėkštai, tikšt ir smegenys ant sienų. Jis paleidžia rankas ir pakrypsta visą kūnų svorį, perkeldamas į dešinę ir nulėkia į sutrintą kiemo purvą, krisdamas dar spėja pamatyti žirgo sturplį, dingstantį vartuose. Šią ranką iš šoną pervyra baugas skausmas, galva brinkteli žemėn ir ausyse ima švilpti. Raimundas neįdėdamas tyso tol, kol spėja susirinkti žiūrovą, Viešpatie pasigailėk, na štai kaip jį turėjome jaunikį, ar dar kas liko, ak, oi. Raimundas atsistojęs juokėsi, norėdamas nuslėpti sąmyšį, akise tvenkėsi skausmo ašaros. Buvo per plauką nuo giltiniais, mirti 24, netgi nepamėginus. Kažkas šipinėja Raimundo pakaušį, pakelėjo ranką, kaulai sveiki. Raimundas ir pats tai mano, labiausiai degina ausį, bet nuo kritimų smūgių ar iš gėdos tikrai nežino. Geras žirgas, sako Archipui, kovotojas. Archipas sumišęs šypteli. Na tai kaip? Taigi, kas kaip, nesumoja Archipas. Atiduodi man žirgą, paaiškina Raimundas. Archipas kasosi barzda. Jeigu dykai neduosi, gali sumokėti. Kiek? Tęsia žentas. Ne, sunelį, tu nepyk, bet pinigai čia nieko dėti. Atiduočiau dykai, bet taip nedėra. Archipas kreipėsi į susirinkusius. Nu, negaliu atiduoti žirgo, kurio negalima naudotis. Galbūt paaugs, aprims, tada matysime. Mes, žentelį, turime savus papročius, kartuoja Archipas. Žirgą reikia išjodinti, paskui pakalbėsim. Jis dabar nieko neprileis. Ir kaip tik tuomet nuo tvarto vartų pasigirsta žvengimas. Žirgas, baugdanas vartų angoje, lipte prilipę žirgui, prie nugaros joja ant jo be balno. Draugė viršininkė, jūs turite tokių, kurie prisileidžia. Iš aukšto meta Bogdanas. Jodinėkite, kuo jums Dievas dalį, o šį žirgą pamirškite. Žmonės aikčia, Bogdanas joja į laidarą, ten apsuka garbės ratą ir nušoka nuo žirgo. Toks įraudęs Raimundo veidas išbąla. Jis nebeištaria nė žodžių. Serafima bejėgiškai viską stebėjusi iš šalies prieina prie jaunikio. Ji labiau graudinasi nei gėdijasi. Atėjo svetimas, o mes su juo šitaip. Žinoma, pats prisiprašė, bet juk galėjo jį aiškiau perspėti. Žirgas. Ji niekada nesuprato, kas jos tėvą traukė prie arklių. Gražus gyvuliai gera juos glostyti, tačiau rodomos meilės nevertina. Gali pirštus nukasti, kai duodi duonus. Skubėdamus pamergis išpina nuotakai kasas. Toliau eina graži erotinė scena, kurią jūs perskaitysite patys ir pačios. Ateina naktis ir atneša atpirkimą tiems, kurie pajėgia užmigti. Ryte Raimundas anksti pakirsta. Neparodo, kad savo gražuolę jauną žmoną įtaria suteršus mergystę iki vestuvių. Bet vos Serafima išeina iš kambario, kruopščiai apžiūri paklodę.
joje tik viena kita balkšva deivė. Dėkuoju, labai dėkuoju. Mes išgirsime šį vakarą skaitantį dar sykį iš visai kitos romano vietos, kad pajustumėte tą laikmečių skirtumą iš tikrųjų kiek apima Vachuro Afanasjevo pasakojimą istoriją. O dabar norėčiau pakviesti Vilniaus universiteto istorijos mokslų daktarą, santykių kultūros tyrėją Grigorijų Patašenko, kad jis mums paskaitytų tokią trumpą paskaitą apie santykius. Kas jie tokie, kuo išskirtinė jų istorija. Tai prašom, Grigorijų, prie mikrofono. Tai labas vakaras visiems ir dėkoju už pakvietimą ir malonę galimybę dalyvauti knygos vertimo pristatyme. Esu kultūros istorikas ir senokai domiuosi Baltijos šalių santykių istorija, kultūra ir, kaip suprantu, kaip specialistas šitos srities ir pakviestas šiandien pasisakyti. Bet aš truputį pavartysiu ir knygą ir kartu apie santykius papasakos. Galite. Vakar Afanasjevo romanas Serafimo ir Bogdanas apie santykius rytų valstijoje ir ne tik apie juos. Greičiau egzotiški santykiai ir jų nykstanti kultūra buvo itin sodri ir patraukli medžiaga, kuriai rašytojui buvo sunku atsispirti. Rašytojų vaizduotė sukūrė savitą įvairialybę ir retsykiais neįtikėtinai interpretuojamą santykių vaizdinį, įpintą į sovietmečio epochą. Kritikai pastebėjo, kad pagrindinė romano tema yra atsakomybė, veikiau jos stoka ir kerštas. Pasak autoriaus, šią temą įkvėpė skandinaviškos sagos. Kerštas, aišku, yra universali tema kultūroje, ir mes atrandame ir Senajame testamente, Naujajame ir šiuolaikinėje kultūroje. Mano požiūriu, šitas romanas turi daugiau svarbių temų. Jis apie žmogaus trapumą istorijoje, žmogaus kelius ir kelius šitoje žemėje, apie atsakomybę už savo likimą ir neviltį. Tiek nežinomybės, tiek ir amžinybės akivaizdoje. Šis romanas taip pat apie neišmatuojamą Dievo gelmę, jo paslaptingumą ir nutolimą beribėme kosmose arba širdies dugne. Tai skatina dievoiešką ir kartu vargina kelią nuomonį šiuolaikiniam žmogui, dažnai besirūpinančiam išskirti savo gerbūvį. Romane daug kasdienybės, gamtos aprašymų ir kartu jame tvyro eschatologinė nuomonė nuo pradžios iki pabaigos. Knygos pabaigoje pavaizduota apokaliptinė gaisro scena atrodo kaip neregėtas keršto proveržis, yra kaip priešiškų galių susišaudymas, kurio kulminacija yra grupinis susideginimas. Ugnyje, vėlgi autoriaus valia, žūsta ir pagrindinį romano herojų. Pasaulio pabaiga žemėje, kaip autorius ją suprato, pertikta postmodernistiškai efektyvumus priemonėmis. Mintis apie ugninę pabaigą pasiskolinta rodos iš ankstyvųjų santykių istorijos ir jų tamsių sociologinių praktikų. Tai gerai žinomas santykių susideginimų siužetas istorinėje literatūroje. Šito gaisro vaizdai romano finale dar prisodinti katastrofiškomis scenomis iš režisieriaus Aleksejaus Balabanovo filmų, kurie ir įkvėpė patį Vachurą Afanasjevą. Pats rašytojas sakė, kad savo romaną kūrė kaip iš dalies, kaip kino scenarijų. Mes matom 4 dalis, 7 skyrius, reiškia 4 sezonai, o 7 serijas. Katastrofinis romano pasaulio pabaigos aiškinimas romane susiduria su santykiu tradicionalistų pasaulio pabaigos samprata. Juk tai išganinga šviesi mintis santykiams. Apie tai, kad žmogus bus perkurtas Dievo pagal Dievo sumanymą pasaulio pabaigoje. Tai viltingas įaugimas į amžinybę
pagrįstas kitokių krikščioniškų nusistatymų, žmogaus įžengimo gyvenimo keliu. Pavyzdys. Priminsiu, kad sentikai laikosi daugiausiai archaistinių pozicijų kultūros modernizacijos požiūrių, bet gali būti modernistai kultūroje, ekonomikoje, rečiau religijoje. Kaip ir viduramžiais, taip ir dabar sentikių apėgos vis dar glaudžiai siejamos su tikėjimo tiesomis. Sentikai žegnojasi dviem pirštais, pamaldų metu lenkiasi iki juosmens, naudoja štai šituos kilimėlis tuomet, kai lenkiasi iki žemės. Suaugę vyrai nešioja barzdas, o moteris į palmas eina su skaromis ir ilgai sijoną. Tai orientacija į šventą senovę, kurios nevalia keisti. Iki šiol sentikių dvasininkai nesimeldžia su kitų tikybų žmonėmis, tačiau nedraudžia dalyvauti pamaldose jiems cerkvėje. Jie sako, būkite, bet nesimelskite su mumis. Sentikiai nepriima ir ekumenizmo. Jų atmintyje ekumenizmas siejamas su liūdnais bandymais juos prisivilioti, prijungti prie oficialiosios stačiatikybės arba žiūrėjimo į juos iš viršaus, kaip į religinius pakrydimus. Romane yra įdomių dialogų ir filosofinių scenų. Tačiau sentikių dvasininkas Olimpijus visada traukiasi, bėga nuo nikoniečių tėvo Sergijaus, nuolat siūlančio ekumeniškai pasimelsti. Sentikiams nepriimti. Kartu sentikiai gali būti modernistai. Aš pateiksiu tik tai vieną pavyzdį. Protopopas Avakulas, žinomas ankstyvosios sentikybės lyderis, parašė savo gyvenimo aprašymą, kur yra pirmoji rusų kultūros istorija autobiografija. Ir kartu pasaulio literatūros paveldo dalis. Tai modernistinis impulsas kultūroje paremtas asmeninė refleksija. To rusų kultūroje iki tol nebuvo. Romane Serafimai ir Bogdanas rašoma apie virtinę sentikių kaimų prie Peipos ežero, kur ir dabar veikia 9 sentikių parapijos su savo cerkvėmis. Tarp jų minimas ir Koliko kaimas, kuriame panašu ir gyvena gausi vietos seniūno ūkininko sentikio Archipo šeima, o vėliau Raimundas su Serafimai ir vaikais. Įvykiai prasideda 1944 m. rudenį, kai Estija vėl užkariauja ir aneksuoja Sovietų sąjungą, o baigėsi 10-mečio pradžioje, kai Estija atkuria nepriklausomybę. 44 metai Estijos santykiams simbolinė data. Tų metų rugpjūtį priartėjus frontui ir greičiausia dėl sovietų ugnies sudegė pati gražiausia medinė santykių cerkvė Rajos kaimo Šteine. Jis sudegė kaip ir 44 rugpjūčio mėnesį. Tai buvo ugningas tradicinės santykių kultūros gyvavimo pabaigos ženklas. Santykių kultūroje 20 amžiuje įsibėgėjo sekuliarizacijos procesai, kurie prasidėjo dar 18 amžiaus pabaigoje, bet po 45 metų gerokai pagreitėjo ir įgavo neįtikėtinas formas. Romanas aprašo kaip tik šios tradicinės santykių kultūros iširimo ir naikinimo procesus, jų apimtus žmonės ir situacijas. Estokimis vietos santykiai yra kitokie. Jų kultūra egzotiška, paslaptinga, mažai pažįstama, nykstanti, todėl įdomi ir kažkaip sava. Juk santykiai Estijoje gyvena nuo 17 amžiaus pabaigos. Savo interviu rašytojas pastebėjo, kad santykiai dvasingi žmonės, jiems svarbi Biblija, jie pabrėžtinai laikosi savo religinių ir folklorinių tradicijų. Per pastaruosius 30 mečius santykiai buvo nuolatiniam Estijos visuomenės dėmesio akiratį. Estijos valstybė ir visuomenės dalis atsisuko į santykius. Maža to, savitos santykių kultūrinės tradicijos, jų auginami svogūnai iš Peipaus ar žuvis repuška, seliava ant dviračio kaip literatūrinis Pavelo Varūnėlių kūrinių herojus, tapo estų kultūros savastimi. Egzotinė, bet pastebima ir patraukia. Vakur Afanasimo Romanovas estų kalba kaip tik ir užpildo, ir labai literatūriškai panoramiškai užpildo, kaip tik šitą dalinį nežinojimą estų kultūroje. Mes žinom, estai žinom, kas yra santykiai, bet kas jie realiai yra. Visą laiką priklausys nuo
pažinimo laipsnį. Vakaro Afanasijus šiek tiek šitą dalyką praplečia. Kitas klausimas, kiek sentikiai patys atpažįsta ten sentikybę. Būtent šis romanas išgarsino Afanasjevą ir jo literatūrinį talentą. Dabar romanas išvertas ir į lietuvių kalbą ir aš noriu pasveikinti jos vertėją už tą didžiulį darbą, 600 puslapių teksto ir tą pastangą susikuroti ir suvaldyti terminiją. Tai perėmiau, tai kas yra tie sentikiai, iš kur jie Estijoje. Ši sentikybė yra istoriškai konservatyvi Rusijos stačiatikybės dalis, kuri nepripažįsta patriarcho Nikono 17 amžiaus viduje įvykdytos religinės reformos. Mus nukelia į 17 amžiaus vidurį. Sentikiai yra labai įvairūs. Dabar yra maždaug apie 10 sentikių religinių organizacijų. Jie gyvena daugiau negu 30 pasaulio šalių, daugiausia Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Ukrainoje, Rumunijoje. Be to, dabar nedaug sentikių yra Estijoje, Lenkijoje, JAV ir kitur. Apytikrais duomenimis pasaulyje nuo 5 iki 10 milijonų sentikių, o mums svarbus sentikiai pamorai, jų yra maždaug 2-3 milijonų. Čia kaip tik žemėlapis prašokom čia Havają, prašokom tas sentikių parapijų tinklą vakarinėje Peipos ežeros dalyje. Jie kaip segės prilipę prie šito ežero krantinės. Šiek tiek apie pačią sentikybę, kaip jie atsirado. Istoriškai sentikybė kaip religinis visuomeninis judėjimas atsirado 17 amžiaus viduryje. Kaip minėtas patriarchas Nikolas caro nurodymu pradeda vykdyti Rusijos stačiatikių bažnyčios reformas. Ką jis darė? Atrodo nieko įprasta. Keitė religinių knygų tekstus, tekstai visai buvo keičiami, keitė religinės apeigas, liturgiją pagal Konstantinopolio stačiatikių pavyzdį. Reforma nebuvo gerai parengta, skubotai vykdoma iš centro, kartu dvasinė valdžia, o po to pasaulietinė valdžia stengėsi nutildyti reformų kritikus, ėmėsi jos aršiai persekioti, priėmė į Sibirą ir kitur. Pagaliau 667 metais Soboras Maskvoje griežtai pasmerkė senąsias apeigas ir jų šalininkus su ugningu protopopo vakuumu priešakyje, o sentikius pavadino atskalūnais, eretikais ir neišmanėmis. Jie daugelį rusakalbių akise ir šiandien pagilėjo. Reformų tikslas, aišku, buvo visai kitoks, ambicingas, ne tik suvienodinti stačiatikių apeigas ir liturgiją su stačiatikių centru Konstantinopolyje, bet ir padaryti Rusijos stačiatikybę ir valstybę pasauliniu centru. Ne europiniu, o pasauliniu. Ir tame Rusijos politinio religinio imperializmo ir mesianizmo ištakos ir apraiškos. Priminsiu, kad tuomet, kai Nikonas vykdė savo reformas Maskvoje, caras, Rusijos caras Aleksejus Michailovas buvo čia Vilniuje. Pirmą kartą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė buvo užimta priešų. Iniciatoriai, norėdami reformuoti bažnyčią Rusijoje, faktiškai ją suskaldė. Tačiau pačių senčių požiūris į reformas yra kitoks. Jie laiko save tikraisiais Rusijos stačiatikių bažnyčios tradicijų paveldėtojais ir tęsėjais. O nikoniečiai dėl šių reformų pasitraukė iš tradicijos, nutolo nuo šventosios tradicijos. Ir jie vadinami kitaip nikoniečiai, o ne stačiatikiai apskritai. Stačiatikiai tai sentikiai. Senieji stačiatikiai arba sentikiai, lietuviškas žodis čia perteikia gražus ir gana subtiliai perteikia tą prasmę, kurią santykiai nori matyti. Nuo 17 amžiaus vidurio santykiai turėjo jų įsitikinimų gelbėti ne tik stačiatikių bažnyčią nuo netinkamų reformų, bet ir tikrai religingumą. Senoji stačiatikybė kaip vienintelė tikra krikščionybės forma pasaulyje. Tačiau pačioje Rusijoje santykiai buvo prakeikti oficialiosios bažnyčios ir praktiškai tapo religiniais disidentais. Bet kokiu atveju, tik 20 amžiuje darėsi vis aiškiau, kad 17 amžiaus bažnyčios pasidalinimas buvo vienas tragiškiausių įvykių Rusijos stačiatikių bažnyčios istorijoje. Lyginimas su reformacija vakaruose, nors turėjo kitą prigimtį pasekmes.
Rašytojas Aleksandras Solženicynas galvojo, kad tai vienas tragiškiausių Rusijos visuomenės reiškinių. Nulėmęs jos gilų ir lemtingą susiskaldymą. Milijonai santykių buvo persekiojami beveik 250 metų, kai 1991 metų. Solženicyno nuomonė, tai buvo viena priežasčių atvedusi prie vadinamosios spalio revoliucijos ir naujos epochos. Svarbu nepamiršti, kad nuo oficialiosios stačiatikių bažnyčios santykiai skiriasi ne tiek dogmatika, o liturgija ir apeigomis. Santykiai žegnojosi pirštais, stačiatikiai trims, mes šitą sceną girdėjome prie vestuvių stalo, bet kai kas žegnojosi dviem, kas trim. Santykiai dviem pirštai žegnojosi, stačiatikiai trims. Santykiai garbina tik aštuongalį kryžių ir iš čia matote cerkvės viršuje. Stačiatikiai garbina įvairių formų kryžius. Bepopininkai, o tai sentikybė dar 17 amžiaus pasidalina į dvi pagrindinės atšakas. Popininkus, tai yra tie, kurie turi popus, turi dvasinę hierarchiją, ir bepopininkus, tai yra tie, kurie negali turėti dvasinės hierarchijos, nes įsigalėjus Antikristui nebeliko tikrųjų dvasininkų. Tai neatsisakymas dvasininkijos, o negalėjimas jos turėti. Nes kaip tai skirtingi dalykai. Bepopininkai skelbia Antikristos laikų atėjimą ir galvoja, kad reformuojama bažnyčia, jos hierarchija prarado Dievo malonę. Štai kodėl nėra dvasininkų, pas bepopininkus. Todėl šitoje sudėtingoje, katastrofiškoje situacijoje, kaip galvoja senatinių lyderiai, dvasininkija negalima, nes jie negali perdaryti šios malonės, jos myli žemė. Nėra dvasininkų, nėra taip pat kokios hierarchijos ir 7 sakramentų. Pas popininkus liko 2 sakramentai, kurie yra privalomi šį krikščionį. Krikštas ir atgaila. Laikui bėgant, pamorai ėmė pripažinti dar ir bažnytinę santuoką. Taigi vienas svarbiausių ir paslaptingiausių be popininkų savitumų yra mokymas apie pasaulio pabaigą, tai yra eschatologiją. Ja atskleidžia Antikristaus atėjimo idėja. Romane mes neretai girdime šitą stiprų santykių žodį, tačiau jo samprata jau yra čia pasikeitęs. Ne tik romane yra kitokia, bet ir laikų bėgant santykiai keitė savo požiūrį į Antikristaus atėjimą. Šitas žodis romane vartojamas negerovėms apibūdinti šitą žemę. Serafimos akyse toks yra paimamas. Laikų bėgant apie popininkų atsirado naujų pasidalinimų, atsirado naujos kryptis, mums svarbu skirti fedosininkus ir pamoras. Šiandien Lietuvoje yra tik pamorai, čia yra fedosininkai. Čia buvo Rajos bendruomenė, ta garsi Rajos bendruomenė, kaip tik čia vėlgi Raja, kaip tai, kas liko iš didžiosios cerkvės, kuris sudėlė, bet ne visa, tik jos didžioji dalis. Taigi fedosininkai nepripažįsta santuokai iki šiol, pamorai pripažįsta. Ir jie dominuoja tiek Lietuvoje, tiek Estijoje. Ir šiuo metu tai yra, kad be popininkų didžiausia atšaka yra santykių pamorai bažnyčia, kuri paplitusi kaip tik Baltijos šalyse. Reikia tai tiesiog prisiminti, kad nesusipainioti šitoje įvairovėje. Ir dar šiek tiek apie santykius Estijoje. Estijoje santykiai gyvena nuo 17 pabaigos, tuomet tai dar Švedijos valdos, tačiau 18 amžiaus 3 dešimtmetyje Estijos teritorijoje patenka į Rusijos imperijos valdžią. Ir pagrindinės santykių migracijos į vakarus priežastys yra dvi – religiniai persekiojimai ir socialinė diskriminacija Rusijoje. Liuteroniškose Estijos žemėse santykiams buvo lengviau. Čia elitas, vokiečių dvarininkai, liuteronus, jie neskuba vykdyti tos brutalios carinės antisantykiškos represijos. 18 amžiuje vyksta intensyvesnė santykių persikėlimas iš Rusijos į vakarus. Taip sakant, santykių pasiekia šiandieninę Estiją, Latviją, Lietuvą ir daugelį 9 rytų ir vidurio Europos šalis. Taip sakant, masinė rusų migracija prasidėjo po pirmojo pasaulinio karo 18 amžiuje. Ir santykiai yra Europos dalis jau nuo 18 amžiaus. Būtent tada ir kūrėsi tos parapijos Estijoje 1750
41 parapijų kaime prie Peipos ežero. Aš jau 19 pradžioje čia yra apie 6 parapijos, tarp jų ir Koitija, kuris mums yra svarbus, Romanų vieta. Taip pat veikia Taline ir Tartu. Pati santykių istorija nepaprastai sudėtinga, iškili ir neretai tragiška. Jūs kalino, ginklų naikino ir degino pirmuosius 40 metų po bažnyčios pasidalinimo 17 amžiaus viduryje, bet daugelis jų tvirtai saugojo savo vertybes ir ginklų priešinimusi, kaip garsusis Solovkų vienuolių priešinimas 17 amžiuje. Arba sutiko būti sudeginti kaip pavadumas ir 3 jo bendražygiai, bet neišsižadėjo savo tikėjimą. Po to santykius diskriminavo ir draudė Rusijoje iki 905 metų, bet jie nepasidavė, prisitaikė ir buvo kaip kapitalizmo pramonės priešakyje. Tarp santykių buvo turtingų žmonių, klausimų mesenatų, visi Tretjakovo galėjo Maskvoje įkurta kaip tik pradžioje, kaip santykių paveldo Tretjakovo dailės kolekcijos dovanojamas Kosmycė. Mes esame Vilniaus mieste, mažasis teatras ir greta esantis arba Vilniaus buvęs centrinio pašto rūmai taip pat yra garsios santykių Piemenų giminės buvusi nuosavybė Vilniuje. Vienu metu santykius norėjo totaliai sunaikinti konservatyvus caro Nikolajaus I laikais, tai 19 amžiaus antras ketvirtis. Tada santykiai kentėjo, prarado nemažai savo cerkvių, dvasininkus trėmė, santykiai slapta vertėsi knygnešystę, toliau rašė savo disidentinius kūrinius ir sukūrė pirmąją Baltijos šalių istoriją. Tai yra, kaip vadinami, Lietuvos chronografo ir čia Lietuvoje Dragučius. Ir apskritai Baltijos šalys yra labai svarbi vieta santykių istorijoje. Čia nėra galimybės plėtotis, aš tik perėjau jau prie sovietmečio, kuris sovietinis Estijoje, ypač Stalino valdymo epocha yra išskirtinė. Ir čia romanas ir prasideda. Išskirtinė, nes santykių istorijoje dar nebuvo tokios katastrofos, tokio masinio smurto, fizinių žmonių, religinių vertybių ir tikėjimo priešų vykimų. Aišku, stalinistinė epochoje kentėjo visos konfesijos ir ne tik jos. Baltijos šalims jos santykiams šiek tiek pasisekė. Jos pateko į Sovietų sąjungą 40 metais, po to pokaryje. Ir būtent tada itin skaudžiai tas režimo presas jos pradėjo spausti. Bet santykių istorija, ir tai norisi pasakyti, buvo ir sėkmingų dalykų. Santykiai bėgo į Estiją 17 amžiaus pabaiga, 18 pradžia, kur surado santykinę religinę laisvę, nuo to, kaip kainuoja represija. Lietuvos santykiams tai buvo 17 amžiaus antra pusė ir 18 amžiaus. Visas 18. Čia buvo laisvi. Rusijai ne, čia laisvi. Be to, vienas įspūdingiausių santykinės istorijos laikotarpių, tai yra aukso amžius, yra trumpas laikotarpis, kaip tik po 905 metų iki pirmo pasaulinio karo, kai santykiai gavo beveik visą laisvę. Statė cerkves, leido knygas, atidarė mokyklas, statė cerkves. Iškiliausias pavyzdys Estijos santykių šito religinio pakelimo yra cerkvių statyba ir, aišku, ikonų tapyta Gavrilo Frolovo kūryba. Būtent jis, kai čia mes matome stulą, per vidurį antroje eilėje su varza ir yra Gavrilas Frolovas, kuris pastato didžiulę medinę, pagrindinis iniciatorius Krajos cerkvę ir nutapo daugiau negu 200 su savo mokiniais, 200 ikonų šitai cerkvei. Tai yra gana įspūdingas darbas ir ryškiausias pavyzdys šito aukso amžiaus. Aukso amžius tęsiasi Estijoje, kaip ir Latvijoje, Lietuvoje ir tarpukariu. Visai kita situacija buvo Rusijos imperija arba jau Sovietų sąjunga. Tai tiksliau, kai visa ikonų tapyba buvo sunaikinta ir santykiai kaip tik čia, šitose teritorijose, išlaikė tą tradiciją ir ikonų tapybos tradiciją. Frolovas
ir Rajos ikonų tapybos centras ir tapo vienas svarbiausių ikonų tapymo vietų Europoje. Iš čia kilo ir vienas žinomiausių šiaip Peipos ežero sentikių, Pimonas Sofronovas, pasaulinio garso ikonų tapytojas, kuris persikėlė į Vakarų Europos, paskui ir į Afriką pelnė savo šlovę, o atsipirkodami jam, sentikai sukūrė jam muziejų dabartinėje Tychedoje, Peipos ežero pakrantėje. Galbūt muziejus Krokuvoj turėtų būti, bet tai jau ateities klausimas. Apskritai 20 amžiaus krikščionybės istorijoje buvo pertrūkių ir esminių pokyčių laikotarpis, o senjutybės pokytis nepaprastai pasikeitė. Iš kaimo bendruomenių jos tampa miestietiškomis, iš tradicinės religingumo atsiranda modernus religingumas ir kaip tik tie pokyčiai ir atsispindi romane. Bet viena pastaba, pati pasaulio pabaigos samprata romane yra atskleidžiama per katastrofinius vaizdus, per nelaimės. Sentikiams, kaip sakiau, tai yra šviesus dalykas. Šviesus todėl, kad pagrindinė ugnis pragare yra ne griuvėsiai, o Dievo meilė. Tai, sakys, sentikiai, kurie labai mėgsta skaityti šventuosius darus. O jie kaip tik kalba apie tai. Vienintelė ugnis pragare yra Dievo meilė, o ne ugnis, kuri naikina žmonės, aistras ir darbus. Ir toliau sentikiai šiandieną Estijoje yra labai nedidelė, miniatiūrinė ir gyvybinga bendruomenė, kuri bando išsaugoti tai, ką galima išsaugoti, tai, ką verta išsaugoti. Šiandien ten yra 11 bendruomenių, maždaug 5000 sentikių. Ir būtent šita bendruomenė ir tapo atspirtimi Vaclovui Afanasijui parašyti šitą romaną. Jis 5 metus gyveno, stebėjo sentikius ir visą tai sudėjo į savo knygą. Ačiū. Nepaveikiai, turiu klausimą. Kokie iš tikrųjų skaičiai, jeigu galima pasiteirauti Lietuvoje, apie kokio dydžio bendruomenę mes iš tikrųjų kalbame? Sentikiai apie 5000, Latvijoje turbūt jų yra daugiau, 100 000, gal labai šiek tiek mažiau. Lietuvoje sentikiai patys kalba apie 30-40 000, statistika rodo, kad yra 18, bet labai įdomus kiti skaičiai. Mes turime daug katalikų, bet antra po katalikų pagal parapijų skaičių yra sentikiai. Šiandien apie 60 parapijų sentikių tinklas yra antra religinė bendruomenė Lietuvoje po katalikų. Bet jeigu mes pasižiūrėtume tik į šių skaičių, jų santykiai būtų trečioje vietoje po katalikų ir stačiatikių Maskvos patriarchatą. Ačiū Jums labai. Dėkoju už tokią išsamią, labai įdomią paskaitą. Pritaikytas specialiai Serafinos ir Bogdano knygos pristatymui. Ir pripažinsiu, kad iš tiesų mes stengiamės pakviesti juos atlikti keletą giesmių šį vakarą, pabūti drauge su mumis, tačiau nepavyko prisikalbinti, gal kitą kartą. Tai dar kartą dėkoju Grigorijui ir norėčiau pakalbinti rašytoją Laurą Sintiją Černiauskaitę, kuri buvo tikrai neatsitiktinai viena pirmųjų skaitytojų knygos lietuvių kalba, nes, kaip žinau, kad Lauros Sintijos Černiauskaitės šeimoje taip pat yra santykių linijos būta. Ir man labai įdomu, kaip jūs perskaitėte šią knygą, kas labiausiai jūs padėte skaitant ir taip pat truputėlį prašysiu pasidalinti ir jūsų šeimos istoriją. Kaip aktorė pabūsime.
Tiesiog, kad geriau vieni kitus matytumėm. Šiaip tarytum esu priversta dabar atstovauti santykius Lietuvos, bet iš tikrųjų tai aš esu praktikuojanti katalikė ir mano tas santykis su santykybė yra toks tiesiog per kraują ir per šiokią tokią mūsų giminės istoriją, o ta istorija yra tokia, kad mano mamos tėtis, Kirilas Radionovičius Kiseliovas, yra kilęs iš santykių giminės. Būtent iš tų santykių, kurie pabėgo nuo tos pačios reformos 17 amžiaus pabaigoje, tik tai pabėgo ne į Estiją, o į Lietuvą ir įsikūrė Zarasų krašte, Vydūnų kaime. Ir mano toje giminėje yra buvę du Batuškos. Ir beje, norėjau klausti jūsų, iš kur šitos buvo nuotraukos tų žmonių, iš Lietuvos ar iš Estijos? Iš Estijos, nes vienas iš tų tokių diedukų barzdotų rūščių, kaip iš akies trauktas mano senelis Aftamonas Kiseliovas. Tai aš net pašiupau, galvoju, viešpatie, iš kur iš čia. Bet gal tos barzdos jos labai suvienodina, tikėkimės. Tai va, o šiaip tai aš, kai skaičiau šitą knygą, man nepavyko, aišku, tapatinti su santykiais ir man apskritai nepavyko tapatinti su jos veikėjais ir vėliau šiek tiek pasvarstysiu, kodėl. Bet iš tikrųjų istorija estų santykių labai panaši turbūt į mūsų Lietuvos santykių, nes atėjo sovietmetis ir viskas sugadino, žodžiu. Ir mano tas senelis, aš beje esu nuotraukas įnešus į rėmelį, nežinau, ar jums įdomu, galėčiau paleisti per rankas, to jau mano senelis, mano mamos tėvas, Kirilas Radionovičius Kiseliovas, jis buvo irgi apmokytas, kadangi jo dėdė, jo tėvo brolis buvo paskutinis Batuška mūsų giminiai, buvo apmokytas irgi toj slūžvoj vadinamoj tarnauti, labai gražiai giedojo ir taip toliau ir panašiai. Bet atėjo sovietmetis, atėjo komunistų partija, mano senelis tapo partinis ir visi tie santykybės dalykai išdulkėjo iš galvos. Ir tik tai po jo ir jo žmonos, mano močiutės mirties, mano mama ir teta rado name ant aukšto dokumentą, kad senelis ir močiutė pasirodo buvo susituokę katalikų bažnyčiai. Tai žodžiu, jis perbėgo kažkaip tai į katalikybę. Žodžiu, iš tikrųjų labai sudėtinga ta istorija yra. Tuo atnešiu nuotrauką, paleisiu per rankas ir tada kalbėsiu apie knygą, nes jau visi pavargom ir netempsim ilgai gumos. Aš galėjau anksčiau pasivežti. Dėkuoju iš kantrybę. Labai gaila, kad aš turiu 2 nuotraukas, bet tik viena įrėminta. Šitoje įrėmintoje nuotraukai nėra tų mūsų diedukų, tų panašių į čia pamatym. Bet čia yra Luka Batuška, paskutinis, per centre tos gražuolis vyras. Aš kažkada jaunystėje buvau panašų įsimylėjus, dabar suprantu, kodėl, kai man parodė močiutė šitą nuotrauką, supratau, kad matyti vis tik genai traukia. Ir paskutiniai eilėj toks pats aukščiausias, iškėlęs makriuką yra mano senelis, jaunuolis, gal net dar ir paauglys. Tai va, tai nežinau. Galit tiesiog taip paleisti. Nepamirškit priešinti priimą pasakyti. Net dulkės nušluočiau nuo jos, kad iš čia atneštumą, kad pirštų neišsiteptumėt. Tai va, o dabar romanas. Visų pirmučiausia, tai turiu pasakyti, kad, taip, išversti 600 puslapių yra didžiulis darbas, bet išversti juos šitaip virtuoziškai, šitaip fantastiškai, šitaip, kad būtų taip skanu skaityti, tiesiog pati kalba, jinai yra, nežinau su kuo, kaip gerai išminkyta tešla, į kurią tiesiog, malonu uosti, ragauti, minkyti, jinai gyva be galo. Toks jausmas, kaip parašyta lietuviškai. Labai turtinga kalba, tiek visokių žodžių. Aš netgi sužinojau, pavyzdžiui, kad
bulė tai yra sėdmenis, nežinau tokio žodžio. Ir dar, tiesiog skaniausių, įvairiausių žodžių. Ja tiesiog yra gera skaityti šitą knygą. Kitas dalykas, truputį pavydu estų skaitytojams, estų literatūrai šiuolaikiniai, nes šita knyga aš tiesiog žinau, kad tai yra įvykis jų literatūrai. Labai gaila, kad kažkaip mūsų 21 amžiaus literatūrai neatsiranda tokio panoraminio romano su tokiu tikrai plačiu užmoju pavaizduoti beveik pusės amžiaus. Storodėjusis išsirinko, bet tai yra kelių kartų gyvenimai. Suprantat, mastas šitos knygos jis tikrai yra labai didžiulis. Labai stebina, kad toks jaunas autorius ėmėsi, apskritai jam užteko brandos imtis tokio uždavinio. Rašyti yra labai daug veikėjų, labai tiršta. Ir dabar aš kai domėjausi internete, kažkaip praleidau pro ausis, kad jisai scenarius rašė. Tai man paaiškino, kodėl iš pradžių buvo taip nelengva eiti į knygą, nes knyga iš tikrųjų yra kaip videomontažas. Taip kaip mes žiūrim filmus, taip yra montuojamos scenos. Dauguma scenų nutolusios vienos nuo kito, turiu galvoj veikėjai. Tu pasižiūri vienu veikėjų gyvenimą, tada tavęs numeta į kitą gabaliuką, kur vyksta visai kitų veikėjų gyvenimas. Ir filme tai veikia. Knygoje man kažkaip buvo sunku labai persijunginėti. Tada, reiškia, paliekami tie veikėjai ilgam pamirštami, nes einama per kitus veikėjus, tada vėl sugrįžtama prie tų jau pamirštų. Suprantat, ir labai daug medžiagos, labai daug tokių smulkių pasakojimų, kas vyksta šeimose, kas vyksta tarp kaimynų, kaip jie šnekasi. Labai daug tokio, žinot, kur reikia, kur parodytų kamerą, bet literatūrai lieka tarp eilučių ir reikia išsirankioti tos, kas vyksta iš tikrųjų, žinot. Šita knyga neduoda darbo skaitytojui. Šiuolaikinis skaitytojas yra nuo to pratęs. Žodžiu, yra įdomu ir nėra lengva, yra veiklos smegenėlėms skaityti šitą knygą. Veikėjus reikia tarsi susikurti, reiškia, autoris duoda tik patį tokį pagrindą, o skaitytojas turi juos susikurti kažkaip, tai suprantat, įdomiai. Ir gal dėl to man iš pradžių buvo sunku kažkaip tapatinti su tais veikėjais, nes aš jaučiu kažkokį didžiulį atstumą. Niekaip negalėjau suprasti, kurie veikėjai čia yra pagrindiniai. Nes, vadinasi, tai Serafima ir Bogdanas, ir jie yra pristatomi kaip pagrindiniai veikėjai. Bet žinokit, kai skaitai knygą, jie toli gražu nėra pagrindinesni už visus kitus. Kas skaitėt, nežinau. Kažkaip veikėjų yra daug ir praktiškai apie šeimas pasakoja. Šeima, vyras žmona, vaikai. Ir tos šeimos yra tokie kaip siūlai, kurie įeina į vieną audinį. Ir jie visi turi savo spalvas, bet jie tarytum lygiaverčiai, suprantate, tie pasakojimai. Serafima ir Bogdanas yra vienas iš tų siūlų, kurie įeina į audinį. Jie dažnai yra pamirštami pasakojimai, paskui vėl sugrįžtam prie jų. Ir tik tiek, kad jų istorija, matyt, pasirinkta kaip tokia pati dramatiškiausia, kur iškeltos visos spalvos, kur tai tikrai yra be galo dramatiška istorija ir kuri gal labiausiai atspindi, ką sovietmetis padarė. Ką sovietmetis padarė su mumis visais iš tikrųjų, ką jis padarė ne tik su santykiais, jis padarė su mumis visais. Iš esmės, man tai yra knyga apie tai, ką su mumis padarė sovietmetis, su estų santykiais. Bet tai, sakau, dar viena knyga apie tai. Tai yra degradavimo istorija ir ją skaityti yra nelengva. Joje labai mažai vilties ir joje visiškai nėra herojų. Joje yra tik tai veikėjai, labai žemiški, labai visokie. Ir jeigu klasikinė tradicija mūsų yra įpratinusi, ne šiaip aš šitą romaną vadinčiau klasikiniu absoliučiai, pagal savo mastą, pagal savo tą tokį
nuoseklų pasakojimą, kas kam kada, kelintais metais atsitiko, kas tuo metu vyko pasaulyje, Bitlai išleido pirmą albumą, o ten Liudko Oreškinos karvė pabėgo, suprantate, tai yra tokios ironijos labai fainos. Nu, jis toksai tikrai labai panoramiškas, bet pamečiau mintį. O kokia mintis? Klasikinis, bet ne klasikinis. Kad klasikinis, bet ne klasikinis, kad jis tikrai turi visus klasikinio romano parametrus, o klasika mūsų yra įpratinusi, kad pagrindiniai veikėjai turi būti kažkokie va tokie, nu, jei ne herojai, tai tokie, nu, simpatiški žmonės, kažkokie patrauklus, kuriais mes galėtumėm tapatinti skaitydami. O šitoj knygai, žinokit, viskas yra atvirkščiai. Bent jau man, aš šneku subjektyviai nuo savęs, bet Serafimas ir Bogdanas yra vieni labiausiai atstumiančių veikėjų. Jeigu, kol jie yra jauni, jie yra tokie jauni, gražūs, tokie kaip tušti, kaip balti popieriaus lapai, čia kaip tos vestuvės, tokie tarytum be savybių, suprantat, tokie tik tai jauno žmogaus potencialas. Bet tai, kas su jais atsitinka, tai yra jie pamažu virsta, nu, tiesiog pavaizdus. Ir yra knygoj vietų, po kurių aš tiesiog norėjau nebeskaityti tos knygos, nes ji parašyta taip talentingai, kad nepaprastai yra paveiki. Nepaprastai. Ir va čia va yra tas romano paradoksas. Viskas eina vis blogyn ir blogyn ir blogyn. Ir kaip Šekspyro tragedijose pagrindinė ta linija Bogdanos, Serafimos, Raimundo, žodžiu, jie išsižudo kaip Šekspyro herojai. Suprantat, tai yra ir išsižudo taip kinematografiškai, taip baisiai, taip šlykščiai, kad aš supratau, aš nežinau, ar esu teisi, kad autorius tarytum nori parodyti, jis kaltina santvarką, kuri ir yra tas antikristas, mano supratimu. Antikristas, kuris ateina ir kaip tankas lėtai su pasimėgavimu pervažiuoja per tą santykių kaimą, per jų kartas, per jų gyvenimą. Bet šitoj vietoj žinau, kad aš nesutinku su autoriumi. Nes kiekvienas žmogus turi atsakomybę savo ir man kažkaip truputį pritrūko, kad bent, nu, taip, jisai yra ta tokia simpatiška pora Feofano ir Varvaros, kurie nuo pradžios iki pabaigos, nuo Feofano ir Varvaros ir pradedama knyga nuo senos jų namuose, kurie lieka, jie tokie pavyzdiniai santykiai. Jie nenusivažiuoja, praktiškai vienintelį knygoj, gal aš biškai meluoju, jie nenueina paskui tą santvarką, jie neprisitaiko, jie nepradeda meluoti, pataikauti, ieškoti savo naudos. Jie tokie lieka, tokie kaip iš abrazdėlių, suprantat. Feofanas ir Varvara, labai graži jų tokia gyvenimo pabaiga, nes mes su jais pagyvenam kartais nuo karto, jų namuose, jų santykiuose ir labai gražiai, kai Varvara miršta, Feofanas ją, kaip jis ant gražiai, aš buvau pasiemus paskaityti, bet neskaitysiu, kaip yra labai daug išminties, apskritai šitą knygą labai daug išminties, aš negaliu patikėti, kad žmogus nesulaukęs 40 metų gali tokia išmintim vadovautis. Tik tai, vat, liūdna, kad viskas va taip, vat, nu taip blogai. Ir ten pačioj knygos pabaigoje išlieka toksai Piotras, toksai Petė Petušokas, kuris yra net ne antraplanis, bet keturplanis veikėjas, jis išlenda jau knygos antroje pusėje, gal pabaigoje kaip anūkas iš vieno iš tų patiškų. Ir jisai va tarsi, nu juo taip mėgina, kad jisai va kaip santykių palikuonis, jisai, nu, užaugo padorių žmogum, ten iš pradžių nori būti kunigu, paskui tiesiog tampa odontologu, sukuria normalią šeimą, nu jis daugmaž va taip pat gražiai. O visa kita yra toks kažkoks tai. Bet dabar, kai klausau apie jų tą tokią pesimistinę, tų bepopių, ar ne, bepopių santykių, tą tokį, nežinau, pasaulėžiūrą, kaip čia pasakyti, tai aš nežinau, tokiem žmonėm, tai gal kaip tik ir gali susiklostyti, tai kažkaip, nu, žodžiu, nežinau.
matot, labai chaotiškai šneku, nes man tiesiog pritrūko, aš gavau tą knygą prieš tiek, jai neužtenka 2 savaičių perskaityti, ją reikia studijuoti iš tikrųjų, nes ten labai daug visko, labai daug sluoksnių. Ir jis būdamas, turėdamas scenaristo gyslelį, jis tikrai daug ko nepasako iki galo, žinokit. Ten reikia pačiam susiieškoti, susidurstyti tuos siūlelius, palaukti, pasižiūrė, ar tikrai viską pasakiau. Bet siužetas iš tikrųjų nustebina, nėra taip, kad tu numatytum, kaip ten viskas bus. Nėra. Nes kadangi labai daug išdavei siužeto linijų. Aš manyčiau, vienos man tokių šlykščiausių, standartiškiausių, tarkim, tie, kas skaitys, perskaitys, bet ten yra visi įmanomi nusikaltimai, kuriuos tik žmogus gali padaryti ir padaryti vienos šeimos. Tai aš nežinau, aš net nelabai įsivaizduoju, kaip tas yra žmogiškai įmanoma, bet nežinau, žinot. Va, kažkokia netokia gaida baigiu, nes šitai knyga yra be galo gera. Įtikinti. Aš manau, kad šitas žmogus yra genialus iš tikrųjų autorius. Vakar mėginau žiūrėti įrašą su juo, neištvėriau, nes jis labai prastai šneka rusiškai. Bet jis yra nepaprasta asmenybė tikrai. O jeigu, pavyzdžiui, lyginti su mūsų, ką mes turime dabar 21 amžiuje, tai labai iš tolo gal galėčiau palyginti su Danutės Kalinauskaitės romanu Juodieji prieš baltuosius, kur irgi aprieta labai daug istorijų ir didžiulį laikmetį. Ten vieni gal net daugiau, gal 100 metų kas skaitė tą aprietę. Bet mes labai koncentruotai į pasakymą, neišrankius tokius perliukus ir labai taip suvėjus, labai taip kaip moteris, kad moka, taip labai delikačiai, labai žaismingai. O čia tai toks vyriškas epinis darbas, toks, oi, yra reikalų. Tai va, ačiū, kad išklausėt ir linkiu vis tik paimti šitą knygą ir perskaityti ją, nes ji yra to labai verta. Amen. Ačiū rašytojai Marijai Černiauskaitei, kad pasidalino su mumis savo istoriją. Paprašysime grąžinti nuotrauką kažkur turbūt klaidžiojančią. Pamiršau. Taip. Ir man dar labai tas daug ką irgi galbūt paaiškino, kad autorius bandė į santykių tuometinę situaciją įvilkti mitą, mitologiją, skandinavų mitą. Ir už tai mes matom tokius protus sunkiai suvokiamus, nes jeigu mes dabar mitologiją kokį nors kūrinį paimtumėm, perkeltumėm šiandieną, irgi tai trikdytų. Tai matyti, jisai veikia pagal tokius ne tiek protui pavaldžius suvokiamus scenarijus principus. Logika. Taip, o kad įsitikintumėm, kad ne viskas knygoje iš tikrųjų, taip jau duodam autoriui šiek tiek ir atsiliepti nuo tų ypatingų dramų. Tai yra viena vieta, kuri šiek kelia šypseną, iš tikrųjų ją skaitant ir manau, kad tą laikmetį ir tos momentus atpažinsite, dar prisiminsim tą laikmetį, tai dar kartą kviečiu gerbiamą aktorių Vladą Bagdoną, kad jisai mums paskaitytų vakaro pabaigai antrąją ištrauką iš Serafimos ir Bogdano. Prašome. Knyga lengvai skaitus. Devintojo dešimtmečio pradžioje iš rankų į rankas eina rašomąją mašinėlę padauginti almanachai. Vienas jų įsiūtas tarp pilkšvai smėlinių viršelių yra Tartų pavasaris su Džeko Londono eilėraščiu Daina sesei. O sese, tau dainų nedainuosiu, tik nelaimį prisiminiai broliai, tik tą rytą sunku kaip molis, jam išminkit ieškojai stikruoja. O sese, tau dainų nedainuosiu, tavo meilė pro šalnų tekėjo, ir milžinas tas nelabošius, tavo lysvės visas nuniokojo. Aš dabar esu tavo kalnas, kuris debesis toliuose skaldo,
Nors lėta, bet tikriausia pagalba, jie ateis, tu tikėk nesiliauki. Ir dabar, sesu, tau dainuoju, aš vienintelis tavo herojus, kaip neršintis karšis, nendrynę nekenčiu ir slapta lūkuriuoju. Eilėraštį Bogdanas parašė gana seniai, 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Mstislavas, sklaidantis almanachą, nekreipia dėmesio per daug į tą tekstą. Jį domina kitokie politiniai arba religiniai tekstai, ypač tie, kurie tiesiogiai nukreipti prieš esamą santvarką. Juos skaičiau Ruseno maišto ugnis, juo didesnis užsidegimas, su kuriuo Mstislavas ryja sakinius, jo mėgstama knyga, ant plonyčio popieriaus lapų padaugintą pavarionąją knygą Anarchistą, kurią Bogdanui atvežė įtartina dailininko porelį. Iš Piterio jiems išvykus nebeliko ir daug kitų knygų. Mstislavas žino apie naują Raimundo verslą. Senienų rinkimas, iš mamos kambario dingusi ikona, Volga ir Valdemaras su saulės akiniais, pinigai ir užsieniniai daiktai. Raimundas pagaliau nusprendęs palikti tarnybą ir išeiti į pensiją, nė nesistengęs neimti savo turto. Kalijus, Nadežda ir Mėlis vilki užsieniniais drabužiais, kuriuos galima įsigyti tik juodojoje rinkoje. Dingusią Serafimos ikoną Raimundas pakeitė didesnę, prisaikdinę žmoną, kad niekam iš svetimų jos nerodytų. Net niekinamam sūnui numetė ant kelių spalvotų maišelį su lygų džinsais. Kaip tik Raimundo verslumu nusprendžia pasinaudoti Mstislavas. Nors Bogdanas stengiasi rečiau gydyti, mažiau rodytis, dėkingi pacientai sunešė kur kas daugiau pinigų, nei jis gali panaudoti. Didžiąją dalį jis atiduoda Mstislavui. Jie važiuoja į Tartu, netiesiai, bet miškais, nusigauna iki Palus ir iš ten aplinkiniu keliu per Hegel plentą keliauja į Jemajėgės miestą. Sutiktas technikuma, pamišęs dėl madingų drabužių bičas, duoda Mstislavui telefono numerį. Tas paskambina iš pirmo telefono automatų. Viskas vyksta taip, kaip nupasakojo bičas. Kasake restorane jie susitinka su pakdelupiu vyruku, kuris nuodugniai išklausinėja suką su jais ratus tarp medinių namų ir tik įsitikinęs, kad niekas neseka, nuveda į naujesnį rajoną. Vyruko eisena komiška, bet lūpose nė kartų nešmėsteli šypsenį. Chruščiovo laikų namo Rusija už 2 geležinių durų atsiveria tikra pasakų šalis. Patalpų įrengimas per daugelį šviesmečių atsilieka nuo spindinčių vakarietiškų prekybcentrių, tačiau prekių išteklius apstulbina sovietinį žmogų. Striukės, džinsai, kepurės, sportiniai krepšiai, viskio ir konjakų dėžutės, netgi kelius, slidžių poros su slidžių batais, viskas su užsieninėmis etiketėmis ir užrašais. Ne visi daiktai nauji, gausu mantos, kurią giminės iš užsienio atsiuntė paštu, ją vilki itin atsargiai ir prireikus paverčia pinigais. Garstyčių geltono anorakas, striukė su gobtuvu, džinsai, kaubojiški auliniai, rombais išmargintas megztinis, akiniai nuo saulės ir slidinėjimų, kepuraitė su užrašu karvu. Išėjęs iš pogrindinės parduotuvės, Bogdanas atrodo kaip suomių turistas. Ir ilgi neprižiūrėti plaukai ir išgedę dantys neslopina užsieninių drabužių spindesio, žmonės gatvėje atsigręžia, merginos ir moterys valiūkiškai žvilgčia. Mstislavas nuvilki paprastą žieminį paltą ir kailinę kepurę taip pat sulaukė dėmesio dėl mažai naudoto Adidas sportinio krepšio. Kiek jisai stengiasi sustabdyti mąstymą, pajusti gryną tuštumą, kuriai fizinis pasaulis taip nevykusiai mėgina suteikti formą. Staiga pasijunta ėjęs neteisingų kelių. Juk jam siūlė persikelk į Tartu, Tailandą, Piterį. Ne, jam niekas netiko. Jis mėgo manyti, kad kiekviename sutiktame su ezoterikais, nelaimėliais ir pasekėjais slypi didžiulis pavojus. Metų metais gyveno be pasos, apsipliškus, lapyvarčių, jį lankė šimtai žmonių, jokios milicijos, čekistų, dokumentų kontrolės, vadinasi, pavojaus nebuvo. Jis galėjo gyventi laisvas. Pasekėjai būtų parūpinę jam gyvenamą vietą, gal net dokumentus.
nes kaip išaiškėjo, pogrindinėje parduotuvėje už pinigus viskas įmanoma. Jis būtų dvasinis vadovas, mušt būgną, jaunos moteris jam atsiduotų, vyrai prašytų patarimų, kaip išgelbėti tų pačių moterų sielas. Degtų žvakės, spindėtų sidabrinės taurės, dvelktų kvapieji augalai. Nesąmonė, kliedesiai. Jis pernelyg atitolęs nuo pasaulio, pernelyg atitolęs ir per senas. Padakelbė jį pakeitė. Anksčiau jis būtų buvęs kupinas jėgų, bet sukakęs 50, gyvenimo negali pradėti iš naujo. O vis dėlto. Mstislavas iškart nuveda Bogdaną į kepyklą. Apranga padaro įspūdį kepėjams, klientui apie kaklą pagarbiai atvynioja švarią maršką, apkerpa plaukus, nuskuta barzdą ir nupurškia odekolomo iš senamadiško balinėlio. Kirpėja net ištrenka Bogdanui galvą, taip pagerbė tik žyvius aktorius ir partinius veikėjus. Jie užkanda restorane Tarvas. Jie vienas anksčiau nevalgė tokioje ištagioje vietoje, tačiau Mstislavas savaimingai žino, kaip elgtis. Vos tik prieina panirus padavėjas su valgiaraščiu rankoje, vaikinas kyštelė jai dešimkę ir linkteli Bogdanų pusėn. Moteris kaip man pasikeičia. Paslaugiai šypsodama puola atnešti šluostis ir švarios peleninės. O kai šalia peleninės atsiduria ir raudonas ir baltas Marlboro cigarečių pakelis, metamorfozė įvyksta visame restorane. Traškantį radiją pakeičia angliškos dainos, magnetofoną, įsižiebia jaukią šviesą skleidžiančios sieninės lempos, pasiturintis, madingai apsirengę lankytojai paveikia it stebuklingos lazdelės prisilietimas, nes padavėjos sparčiau aptarnauja ir kitus dalykus ir šypsodamus priima užsakymus. Vyriausiasis padavėjas Heinas Marsikmetsas asmeniškai ateina pasveikinti svečių. Pažinęs, kad vienas yra milicijos viršininko sūnus, jis džiaugiasi dvigubai. Raimundas jį pakvietė kitą savaitę atvykti į pobūvį žuvies kordone. Dabar atsiuntė sūnų su turtingu svečiu į jo restoraną, vadinasi, užsivedė naujas pravartus ryšys. Kalbos apie Raimundo ir senienų supirkėjo Eremo sėkmingą verslą pasiekė ir jį. Ivanas Morozovas modelį. Bogdanas, stengdamasis sutelkti žvilgsnį ten, kur miglotoje prietemoje boluoja kažkieno veidas. Nuostabu, rusiškai sušunka vyriausias padavėjas, tai nuskamba lyg kilmingos damos frazė iš televizijos filmų. Pasiūlius valgius ir priėmęs užsakymą, jis minutėlę sudvejojo. Ar galima, paskui paklausė vos pastebimai, mostelės ne į cigarečių pokelį, bet į orą virš jo. Savaime suprantama, sako Mstislavas, paduodamas cigaretas, paimk švies. Valgiai štaibus, liežuvis drebučiuose su krienais, salenka iš 7 mėsos rūšių, kyvo kotletai su keptomis bulvytėmis, desertui pyragaitis su plakta grietinėle ir kvapniai pupelių kava. Mstislavas valiunkiškai užtraukia dūmą, užsisako likelių vaną dalin ir nekreipia jokio dėmesio į tai, kad Bogdanas bado šakutę pro šalį ir drabsto maistą ant staltiesės. Į padakelę jie grįžta su taksi. Kitą rytą iš radijos sklinda laidotuvių maršas. Per 3 metus miršta jau 3. Raudonosios imperijos vadas, šįkart Černenka. Vidurdienį radijas praneša, kad komunistų partijos centro komitetas generaliniu sekretoriumi išrinko Mikhailą Gorbačiovą. Liaudis laukia pokyčių, o ir tas, lyginant su numirusiais kaune jaunas, tik 54 metų vyras, pažada, kad jie bus. Prieš akis kova už blaivybę, uždraudžia pardavinėti alkoholį dieną iki 2 valandos, net restoranai ryte yra sausi, kad žmonės nepradėtų darbo dienos nuo pagyrimų. Tas neapgalvotas žingsnis išjuodina vieną pagrindinių stulpų, ant kurių laikosi socialistinė imperija. Po jo eina glasnost, viešumas ir perestroika, pertvarka. Tačiau nebegali išgelbėti imperijos. Kaip raštas ant sienos per Baltazaro puotą, mene, tekel, ufrasi, ima rodytis pranašingi ženklai. 1986 metų pavasarį Černobylyje sprogsta branduolinis reaktorius. Po metų Raudonojoje aikštėje nusileidžia
matė jo rusto lengvasis lėktuvas, skausmingai sprigteldamas į nosį sovietinėms priešlėktuvinėms pajėgoms. Imperijos žūtį skelbia karas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano, karas imperijos viduje, o hipnotizuotojo Anatolijos Kašpirovskio seansai per centrinę televiziją pasiekė milijonus namų, visiškai nieko neišgydo. 1991 metais imperija galutinai sužlunga. Ką išrinko? Kokį Michailą? Kuo tokiu sekretoriumi? Jis ką, su papais? Ar jokių papų neturi? Prie parduotuvės Šūkaloje apsilakė Lisdieną. Lisdienas? Nu va, pedarastas. Ei, kur tu, šunsnukė, nei daug šrublių. Mėginęs kaimo atmatai išaiškinti pasaulio reikalus. Pimenas nuskuba šalin, plevisuodamas kepurės ausimis, bejėgiškai kaukšnodamas ramentais į dalį. Gena, dabar jau be vienos kojos, kaip ir jo vėlionis tėvas, bergžiai. Mėgina jį pasivyti, bet netrukus liaujasi ir įsitaiso ant dėžių šūsnies už parduotuvės. Jį ten ir suranda. Ryte šaltis, iš pradžių atėmęs koją, užbaigė savo darbą iki galo. Dėkuoju aktoriui Vladui Bagdonui, dėkuoju visiems nuostabiems savo pašnekovams šį vakarą ir žinoma jums susirinkusiems ir taip atidžiai, kantriai mūsų išklausiusiems. Galbūt kas nors norėtų prieš išsiskirstant dar užduoti klausimą vienam iš šio vakaro dalyvių. Tai prašau. Galbūt aš mikrofoną nešiu tuomet. Labas vakaras, aš ne tiek klausimą užduoti, aš tiesiog noriu padėkoti kaip Estijos santykių palikuoniai. Mano senelis buvo Kirill Jefimovič Kryšakov iš Pirisaare santykių bendruomenės, tai jeigu kartais keliautumėte Pirisaare į tą mažą salelę Peipos ežere, tai pirmas kaimas yra Pyri kaimas ir dešiniai pusėje yra kapinės santykių, tai pusė kapinių yra Kryšakovai, taip pat mano hebra ten yra. Taip kad labai tikrai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šitos knygos išleidimo, kad ir dabar lietuviai galės susipažinti. Ačiū. Dėkuoju už pasidalinimą. Ar dar būtų klausimų? Aš noriu paklausti. Ar, kad čia labai įdomi balsą turbūt. Čia gal ir kvailas klausimas, bet Afanasiev, jis savo apsakymus irgi pasirašinėjo Afanasiev vardu. Ne viską. Ten jis poezijos knygos, tai Lanoje buvo tikrasis vardas. O čia, kur apie santykius, na, ir dar tokia novelių rinkinys irgi apie Peipos kraštą, ten jau Afanasiev buvo, slapyba. Na, aš neklausiu apie priežastį. Na, gal taip parodyt, kad jis integravosi labiau, visi jis rašė apie santykių ir, na, nors jie puikiai kalbėjo estiškai, bet šiaip rusakalbė bendruomenė, vardai, pavardės, tai va, jis kažkaip prie jų, kaip jau ir pritapęs buvo. Galiu pateikti savo versiją, kodėl jis Afanasievas. Turbūt ne prie santykius norėjau pritapti, arba bent jau nebūtinai. Paskutinoje estams kai ką parodyti. Ar papilsi dar? Ar čia jau tiesiog atviras? Patys. Patys norėjau estams pasakyti.
Tai pamastysim turbūt šiuo klausimu, skaitydami knygą. Labai tikrai širdingai dėkoju rašytojų klubo direktoriai Rūtai Dubauskaitei Dirgėliai ir, žinoma, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, kuri finansuoja visą šį projektą, kurios dėka galėjome susiburti, klausytis ir geriau sužinoti, daugiau sužinoti apie šį tikrai įstabų tokį kūrinį, kuris nepalieka abejingų. Ir linkiu visiems jaukaus vakaro ir tikiuosi, kad susitiksime kitą metą. Kitų naujų serijos naujoji klasika, Baltijos asamblėjos premijos laureatų knygų pristatymuose. Ačiū.